Sklepuko paslaptys. Bu. Sklepuko paslaptys. Pradėsiu, kaip jau man įprasta, nuo pavyzdžių palyginimų. Įsivaizduokit, yra kažkoks žmogus, kuris dalina guminės valtis, gelbėjimosi liemenės, gelbėjimosi ratus, galų gale kažkokios tai plaukmenis, lastus. Ir nafik jis jums reikalingas, jeigu jūs net prie ežero nevažiuojat, jeigu jūs paniškai bijot vandens. O čia kodinis žodis bijot vandens. Ir jums jo veikla absoliučiai neįdomi ir niekaip jūsų neliečia. Bet staiga iš kažkur, galbūt iš jūsų vidinės nuojautos, ar šiaip šarka pakuždėja, pakarksėja, jūs sužinot, kad poryt bus tvanas. Panašiai kaip ten Senajam testamente rašoma. Ten Nojus tik išsigelbėjimo tą savo kapčieką pasidarė didelį tokį laivą, į kurį ten prisėmė gyvulių, žvėrių, visokių savo šeimynas, o visi kiti prigėrė. Jau sužinot, kad poryt bus tvanas. Ir kaip tos informacijos aspekte, fone visam, pasidaro reikalingas toks dalykas, kaip tos guminės valtys pripučiamas, gelbimusi ratai, liemenės, irkliukai, lastai, triubikės kvėpavimo, galų gale plaukimo akiniai kokie, tą kažką. Ir kai jūs tą žinot, savo ir nusprendžiat, vykti jums dabar pas tą, kuris dalina tą visą, ką aš čia išvardinau. Anot dėl to, kad galėtumėt bent kažkiek, kaip sakyt, padidinti savo šansus išsigelbėti per tą tvaną. Yra šansas toks, valtelę gausit. Ne, aš nesakau, kad kažkas žada ten jums padovanoti ar pakviesti jūs į tą Nojaus kapčieką, visą tą didelį laivą. Ne, tas laikas jau praėjęs. Ir buvo bandyta ir į to didelio laivo, to gelbimusi statybas nesusirinko reikiamas kiekis žmonių. Šitas laivas tiesiog elementariai, jis nepastatytas. Jūs žinot, kad, sakykime, galimai poryt bus tvanas. Tai belieka tik tai guminės valtelės, tie gelbimusi ratukai, gelbimusi liemenės, hudoj kanės ten lastai kokie, kad paviršiai sulaikytume. Ir viskas. Tai kaip greitai gali apsiversti prioritetai. O jeigu, kaip sakant, jūs vis tiek turit savo nuomonę, kurią privalom gerbti visi, kokia ta nuomonė bebūtų, išskyrus tai, kad jeigu ta nuomonė kenkia kitiems kaip nors realiai, turėkit jūs tą nuomonę kokią norit. Ir galvojat, kad to tvano nebus, arba jis jūsų nelies, tai čia ir pezu tik tai tiems, kam aktualu. Visi kiti, kaip sakau, eikit žiūrėti toliau savo turkiškus serialų su laimingom pabaigom ir džiaugit. Dabar įsivaizduokit dar vieną pavyzdį. Sakykime, jūs praleidot laiką žiūrėdami tos turkiškus serialus. Ir pertraukėlį, reklamos pertraukėlį esant išėjti į balkoniuką, užrūkyti ar ten kavutės kokios, pačia fyrint, žiūrit, pareina to potvinio, to tvano banga tokia. Jau pizdėt, kaip sakant, pareina jinai tiesiog, nesvarbu iš kurios pusės, jūs ją matote. 3 kilometrų aukščio, vam pizdėt. Nėra kaip. Išvengt nėra kaip. Ir tada įsivaizduokit, paskutinę tą akimirką jūs prisimenat, kad vakarykščiai jūs dar turėjot šansą nuvykti tą vietą ir galbūt jums pasisektų ir gauti, kaip sakau, tą guminę valtelę, kokį gelbimus ratuką, ar gelbimus liemenę, ar ten kvėpavimo mišinio baliono suspaustą su kokiu nors ten akvalangu ir šlangutėm. Galų gale patarimą kokį nors, kurie kryptimi
pizdyt evakuojantis nuo to, iš kurios pusės ateis tas tvanas, ta banga. Ir paskutinė jūsų mintis tokia, kokia būtų, vat, kaip sakant, kaip jūs pagalvotumėte. Ar būtų koks nors keiksmažodis, nuolė toks, lėt, nahuja, aš ten nepaklausiau arba nekreipiau dėmesį, ar jūs melstis pradėtumėte ten, ar dar kažką, ar ramiai savo gurkšnuotumėte tą kavutę, kol į tą bangą jumis įsuktų ir toliau neaišku, kas ten su jumis būtų. Tai va. Bet rytojaus tam gyvam susitikime, kaip sakau, sąlyginai, taip galim palyginti situaciją. Aš bandysiu pasidalinti su atvykusiais, gyvai, tomis guminėmis valtimis, tais gelbimus ratukais, lėmenėmis ir kitomis priemonėmis. Nu, padės jos ar nepadės čia, kaip kas sugebės jais pasinaudoti, sakykim. Ne, aš nežadu, kaip sakau, ten į Nojaus arką jums pakviesti, nes aš jos neturiu. Ir jau minėjau, kad kai buvo kviečiama tos Nojaus arkos statybai, nesusirinko reikiamas kiekis, taip kad neturiu į ką jums pakviesti. Nu, o ką jūs su tuo darysit, ką aš rytoj dalinsiu, tai čia jūsų kiekvienas asmeninis reikalas. Aš pastai žinau, ką aš darysiu su tuo, ką aš turiu, ką susikūriau, kaip aš naudosiuosi ir maždaug kokio rezultato aš tikiuosi iš viso to, ką aš sukaupęs. Nu, kodėl aš dalinuosi tai su jumis, ne? Nu, viešai skelbia, ne? Nu, toks sarmatos vidinis balsas, ne to, kad liepia, bet krebžda čia kažkur krūtiniai. Ir liepia pasidalinti tiesiog tokiais dalykais, kurie man daug kainavo nervų, laiko, netgi tugriukų, sveikatos, bet nuo to, kad aš pasidalinsiu, aš bėdnesnis visomis prasmėmis netapsiu. Tiesiog pasidalinsiu žiniomis, patirtim, praktika, tomis valtimis, kaip sakant, lėmenėmis, gelbimo ratais. Aš nuo to nenubėdnėsiu. Tiesiog pasidalinsiu, nes mano tokia galvosena, kad po to tvano išlikusiems lengviau toliau išlikti yra, kai yra išlikusi didesnė grupė negu vienas, kai Robinzonas negyvenamai saloje be nieko, bez nikavo į ničiuo, kaip sakant. Tai vat, aš vis dėlto laikausi to požiūrio, kad tau gerai tada, kai aplinkiniams visiems gerai, ir tau lengviau tada, kai aplinkiniams visiems lengviau ir kai apskritai yra tų aplinkinių sąveikui. Na, aišku, gali jungti aš irgi tokį režimą vienišo vilko džiunglių ten ar dykumų kažkokią, kur kažkokį Robinzonas ir vienam neblogai gyvent, be nieko nieks netrukdo, nepisa mozgų, nečiešina kažkur. Bet antra vertus, kaip sakau, tas vidinis sarmatos balsas kužda, kad reikia vis dėlto pasidaryti. Taigi, kaip sakau, rytoj, šeštadienį 12 valandą, gyvas susitikimas, kur dalinsimės vis tarpusavy tom iš to mano sandėlio tom valtimis, ratais, gelbimuose, lėmenėm ir visku kitkuo, ką aš per paskutinius turbūt 5 metus, o gal ir net per visą 10-metį sukaupęs esu. Nu, nėra už ką.